Sveiki, aš esu šefas Arūnas ir noriu pakalbėti apie panetone pyragą ir kaip išsirinkti. Panetone tai yra tradicinis itališkas pyragas kepamas prieš Kalėdas. Tai puikia kalėdinė dovana, kurią galima labai lengvai personalizuoti. Kiostro kepyklos klasikinis panetone pyragas kepamas su razinomis ir citrusinių vaisių cukatomis. Labai lengvas, purus, labai ryškaus, švelnaus aromato. Čia turime La Perla panetonės ir ragausime panetonės su šokolado gabaliukais. Iš karto jaučiamas labai kokybiškas juodas šokoladas ir tai visiškai nenuostabu, nes La Perla yra žinomas Turino šokolado gamintojas. Tikrai puikia kalėdinė dovana mėgstantiems gerą šokoladą. Na, o Flamini gamintojas kuria pyragus su įvairiausių skonių kremais. Turime čia ir škotiško viskio, ir džino, ir spritz skonio kremais įdarytus panetone pyragus. Ir mes paragausime martinį skonio kremo pyragą. Šis panetone pyragas yra su martinį skonio kremo, kartu dar pagardintas karamelizuotomis žaliosiamis alyvuogėmis. Ir tai yra puikus skonio derinys. Čia turime Filipi šeimos kepyklos panetonės. Filipi šeima naudoja tik aukščiausios kokybės ingredientus, kuriuos patys atsirenka ūkininkus. Panetone gamybai naudoja tik tai laisvai augančių vištų kiaušinius, natūralų sviestą. Medų perka iš smulkaus bitininko. Ir jeigu jums svarbus tvarumas, drąsiai rinkitės Filipi gaminius. Štai kokia gausybė įvairiausių cukatų, matosi vyšnios, abrikosai, citrusiniai, apelsinai. Kitos kokybės pyragas labai jaučiasi gamindamas su meile. Ir iš tikrųjų jisai nuostabus. Norėčiau pristatyti kitą kalėdinį pyragą, kuris yra kilęs iš Veronos. Ir turime Virginija kepyklos gaminį, kurį tuoj pat paragausim. Prie Pandoro pyrago visada yra įdėta pakelis cukraus pudros, kurį reikės įberti į maišą. Neišėmus pačio pyrago, tiesiog suberėme į maišą, sukame ir labai švelniai supurtam. Ir pjauname tokiamis riekėmis, kad matytųsi žvaigždės forma, matai va. Pyragas yra be cukatų, pagardintas tik tai vanile ir cukrus pudra. Tai tikrai geras pasirinkimas tiems, kurie nemėgsta razinų. Žinau, kad daug žmonių tokių yra. Ir jis nors ir valgomas šaltas, bet jį puikiai galima pašildyti ir nieko gardinti daugiau nebereikia. Nuostabus. Apžvelgiam eilę panetone pyragų, taip pat visiškai kitokį kalėdinį pyragą Pandoro. Ir tikiuosi, kad padėjau jums lengviau išsirinkti jums tinkantį variantą.